Kokiais keliais tenka važiuoti iki objektų. Nes visų kelių nenutiesi dėl to, kad čia yra dalis valdiško kelio, dalis privataus kelio. Tai kur privatus, tai žmonės pasitvarko, kur valdiškas, tai negali net be leidimo kažką tvarkyti. Tai vat ir tenka naudotis automobilio teikiamais paslaugomis. Aišku, plovykla atsiranda kaštai, bet ko nepadarysi, kad nuvažiuoti į objektą. Visur pravažiavau. Žiemą visose pusnyse stovėjau, bet dažnai plaut tenka. Va tas vienas minusas yra. Čia dar buvo juodžemio laukas, o dabar yra suformuoti pagrindai. Kiša orą, iš tikrųjų oro sąlygos, judėti, krutėti į priekį, nes tikrai yra šlapia ir šita vietovė gan tokia dauba buvo. Turim rangovui perduoti pamatų įrengimui. Buvo planas kovo 1 perduoti darbų frontą, bet nepavyks padaryti. Dabar kalba vyksta apie kovo 12 dieną. Turėtų startuoti pamatų įrengimas. Šią dieną yra pakloti inžineriniai tinklai, nuotekų ir vandentekio tinklai, tie patys inžineriniai, kaip ir minėjau, tinklai. Ir dabar va jau polių karkasiukai yra atvežti, eisiu aš juos pasimatuosiu, ar tikrai tokie kaip projektai yra numatyti, nes mano viena iš pagrindinių funkcijų. Viena iš funkcijų techninio prižiūrėtojo yra įsitikinti, ar atitinka projektą. Tai rangovas atvežė polių konstrukcijas, tai vizualiai patikrinė, kaip atrodo, pasižiūri projektą, ar tikrai nepataupė kur nors rangovas ant armatūros. Būna tie karkasų gamintojai skambina, tai čia galim paoptimizuoti, o realiai optimizavimas vyksta užsakovo sąskaita. Jeigu kas reikėtų rašyti rangovui klausimą, o kodėl taip yra, nes nei vienas rangovas iš esmės tai nepuls prisipažinti. Vienas iš pagrindinių dalykų tai yra pamatai. Ta prasme, turi įsigręžti iki projektinio lygio, nes poliaus metalas identifikuoja, kad išgręžti turi nemažiau, įgrūsta visą metalą į tą skylę. Ir jeigu automatusai būtų trumpesnis, kaip pavyzdys, tai negerai būtų. Altitudės būtų nepasiektos. Ilgiai atitinka, vizualiai su projektu sutikrinta, galima judėti toliau į priekį. Palyginus su pirminiu filmuku, tai čia buvo juodžemio laukas. Pasitarus su projektuotojais buvo priimtas sprendimas pakloti geotinklą specialų, tas baltas yra tinklas, kad surištume pagrindus, nes iš esmės konstrukcija yra gan silpna, jisai padės sustiprinti aikštelės konstrukciją ir paskui pilsis skalda. Pilasi skalda ir tame tarpe buvo išvedžioti tinklai, va matosi šulinukai oranžiniai, čia lietus, gelžbetonio fekalas ir taip toliau. Ir ten, kur buldozeris jau stovi, tenais jau yra sklypo teritorija. Jisai lygina, ruošia, kad galėtų pamatys, tai atvažiuoti ir daryti darbus. Tai manau, atvažiuosim už mėnesio, tai čia planas yra gegužės pradžioje gauti konstrukcijas, tai iki gegužės 1 turi gimti visi pamatai, nes gamykloje jau yra gaminamos metalinės konstrukcijos, čia bus tam tikro gamintojo metalai montuojami, tai gegužės 1 pamatysim visai kitokį vaizdelį. Kad tėvynę reikia mylėti ne tik žodžiais, bet ir darbais, taip, visiška teisybė. Tai va, ištikimas jūsų tarnas Vytenis.